Albanija. Štai Albanijos pasienis, vėliava plevėsuoja ir antras etapas prasideda. Ilgos kelionės, ilgo projekto kodiniu pavadinimu Europos vertikalę bekelę. Laukia panašiai apie 900 km. Visi etapai yra tarp 700 ir 1000 km. Albanija pasižymi akmenuotais ruožais savo nuostabiose Alpėse. Tai būtent Albanijos Alpėse. Šį kartą mano bendrakeleivis, prijaučiantis motociklininkas Mindaugas. Važiuojame su jo drauge Albanijos etapą. Reikia įsivažiuoti, turėti panašų ritmą. Panašu visai neblogai gaunasi. Kaip Mindaugai važiavimas? Vietom visai yra ką pavairuoti, ypatingai jeigu šiek tiek tempą palaikom. O toks jau yra dalykas keliaujant ne asfaltu. Tempas didėja, nes norisi ritmo. Girdėjai? Reikia atvažiuoti? Guliu. Kas nutiko, Mindaugai? Akmuo nutiko. Įkalnė, he? Nesimato su kamera tikriausiai. Lūza akmenį, laisvi akmenį, biru. Ant to, kurio nereikia, pataikiau priekį. Bet viskas kaip mėgstam, ne, Mindaugai? Geriausias vaistas. Dar šitą gariuką galite priklijuoti? Štai tuo keliu atvažiuojam. Iš ten toli. Ir kažkur tai ten. Toliai, nes eina į kitą pusę kalną. Albanijoje čia labai daug gamtos gaunam. Iš esmės tai... Nu taip, kaimas yra atvažiavus, nakvynė, bet vien kalnai. Ir nemažai čia. Gerai, bet jau atšilo. Nors už nugaros nežinau, ar matosi snieguotos viršūnės vis dar. Pavasario jau daugiau. Yra tempo vietų. Albanijoje jau pietų metas. Panašu, čia gali duoti skaniai pavalgyti. Hello. What do you have? Börek, burger, pizza, lukanik, bërdzol, büftek, salat, patate. Moto 450 MP stebėtinai gerai važiuoja bekelė. Pasižiūri Dakarą ir žinai, koks geriausias yra ekstremaliam važiavimo motociklas. O čia eina kalba apie 1000 km, bet to sportinio intereso tai nėra. Reikia atvažiuoti iki pat Nordkepo, nesulaužys technikos. Pasirodo, Albanija yra Vėžlių kalnuose. Bunkerių Albanijoje labai daug. Sako 10 000. Čia šiuo atveju aukštai kalnuose. Ir, istorijos dalis.
Podgoricai Albanijos etapas baigėsi, kur prasidės naujasis Juodkalnijos. Štai esam pasienyje. Pažiūrėkime kilometrus. 830 km Albanijos etapą visą pavyko. Kaip Mindaugai kelionė?